Kai prieš 10 metų policijos pareigūnė Tatjana Černevskienė subrandino nedrąsią mintį apie tai, kaip pagelbėti tėvų globos ir priežiūros stokojantiems vaikams, daugelis žmonių nė nebandė slėpti skeptiškos nuomonės. Tąsyk nepalaikiusiai ponios Tatjanos iniciatyvos šiandien negalėtų patikėti savo akimis. Klubas ne tik įleido šaknis bei sugebėjo išgyventi sunkiais laikais. Maža to, policijos klubas vaikams ir jaunimui veikia sėkmingai, sulaukia itin svarbaus tarptautinio pripažinimo, plečiasi kitose Vilniaus dalyse, turi begalę bičiulių, o rugpjūčio pabaigoje atšventė 10-mečio jubiliejų. Lygiai 10 metų atgal buvo atidarytas mūsų klubas, šiandien mums sukako 10 metų. Ir kada klubas tik, kaip pasakyti, buvo atidarimas, ir vienas iš vadovų policijos pasakė, oi, tų klubų buvo tiek ir gal ir nepragyvens ir šitas klubas, o po pusę metų nebus to klubo. Ir aš noriu drąsiai pasakyti, nežiūrint nei kokias problemas, į finansavimą prastą ir daug kitų priežasčių. Klubas gyvuoja, klubas dirba, klubas perspektyvus. Daug vaikų mes jau pastatėm ant kojų, tvirtai gyvena šitam pasaulyje, daug kas išvažiavo į užsienį, dirba. Iš kartos į kartą keičiasi tie vaikai, jau mūsų vaikų vaikai ateina į klubą ir man tikrai be galo malonu, aš be galo laiminga, kad šiandien atėjo tokia diena, iš vienos pusės mažai, iš kitos pusės pragyventa labai daug. 10 metų – gera proga ne tik švęsti sukaktį, bet ir nuoširdžiai džiaugtis tuo, ką pasiūlė gyvenimas. Tatija į klubą Justiniškėse iš Kalvarijų gatvės važinėja jau 4 metus ir nė negalėtų išskirti vienos mėgstamiausios veiklos. Man čia viskas patinka, čia iš vis įdomu užėjant, labai linksma darosi, yra ką veikti. Šiaip linksma. 13-metis Dominykas, priešingai nei Tatija, klubo naujokas. Berniukas lankyti klubą pradėjo tik pavasarį, tačiau jau tvirtai žino, kad klube jam labiausia patinka dailės užsiėmimai. Aš vieną kartą netyčia užklupau internete, landžiau per draugus Facebook svetainę ir suradau policininkę Tatjaną ir priėmiau ją į draugus. Ir kai priėmė, man Tatjana papasakojo viską apie šitą klubą ir mes susitarėm, kada susitikti ir Tatjana paklausė, ar man patiks. Tai aš pasakiau, kad patiks ir nuo to laiko aš iki dabar lankau šitą klubą, nes man labai patinka. Vaikai gimsta su sparnais, o mes, suaugusieji, juos turime išmokyti skraidyti. Žinia, vien gerų norų nepakanka. Klubui labai svarbi ir rėmėjų finansinė pagalba, savanorių darbas, užsienio šalių patirtis. Klubą 10-mečio proga sveikino šalies prezidentė, Seimo nariai, valstybės institucijų pareigūnai, savivaldybės atstovai, kolegos policininkai. Vilniaus policijos klubas vaikam ir jaunimui yra ta įstaiga, kurioje dedami pagrindai tolimesniam vaiko vystymuisi ir ugdymuisi, bei koreguojamas jo elgesys. Todėl vyriausias Vilniaus apskrities policijos komisariatas iš tikrųjų linkėtų klubo darbuotojams ištvermės, profesionalumo, kompetencijos, siekiant užsibrėžtų tikslų, na, o vaikam iš tikrųjų tvirtai stovėti ant kojų ir būti pačiais pilietiškiausiais ir įstatymų besilaikančiais piliečiais. Dainos, sveikinimai, linkėjimai, dovanos, jūra gėlių, šypsenos. Visos malonios ir jaukios šventinės smulkmenos jubiliejaus dieną buvo skirtos klubui bei jame dirbantiems žmonėms. Už begalinį atsidavimą, meilę, šilumą ir dėmesį. Už tuos paprastus, bet gyvybiškai svarbius kasdienius dalykus, kurių taip stokoja vaikai. Jau 10 metų kasdien gausių būrių susirenkantys į antruosius savo namus Justiniškių mikrorajone, policijos klubą vaikams ir jaunimui.